Antradienį socialiai remtinos Lentvario šeimos sulaukė ugniagesių ir pareigūnų vizito. Mieste buvo surengta akcija Saugus būstas, saugi aplinka, kurios metu gyventojams buvo teikiama informacija apie gaisrinės saugos reikalavimus ir elgesį nelaimės atveju. Jeigu būtų gaisras senoj pusėj, tai nebūtų per kur išeiti. Jau nebe pirmą kartą rengiamos akcijos metu socialinių darbuotojų lydimi ugniagesiai lankėsi Lentvariškių namuose, apžiūrėjo gaisrinės saugos atžvilgių pavojingiausias vietas, patarė kaip kuo greičiau pašalinti pavojų sveikatai ir turtui keliančius defektus. Akcijos metu užfiksuoti pažeidimai tik patvirtino statistiką. Ne viename bute buvo rasti ant lovų rūkantis gyventojai, taip pat netvarkingos krosnys, nesilaikant saugos reikalavimų sumontuoti vandens šildymo katilai. Akcijos rengėjai perspėjo Lentvariškius apie pavojus, kuriuos gali sukelti jų nesaugus elgesys su ugnimi. Kažkodėl pas senuos yra įrengta kieto kuro krosnis. Ir aišku, neaiškiom aplinkybėm. Klausimas yra tas, ar dūmtrūkis yra, dūmų šalinimo kanalas yra įrengtas ventiliacijos šachtoje ir iš tikrųjų yra pastatytas dūmtrūkis. Krosnis yra pastatyta vonios kambaryje, kuri irgi neatitinka gaisrinės saugos reikalavimo. Daugiavaikių šeimų butuose ugniagesiai sumontavo dūmų detektorius. Kai kurie lentvariškiai po ugniagesių vizito žadėjo sutvarkyti netvarkingas krosnis ir elektros laidų instaliacijas. Ir yra skaitmenys molis. Ar labai sunku užsandarinti va šitas skyles aplink pakurą? Visą gyvenimą gyvenu, pirmą kartą girdžiu. Nu tai, kad matot. Čia pačiam reikia arba... Geisintuvą reikia pačiam. Kiekvienas žmogus turi pats pasirūpinti. A kalidoriai neturėtų būti? Prieš gaisrinių tarnybų specialistus į Lentvariškių butus lydėjo socialiniai darbuotojai. Vieno daugiabučio laiptinėje prie buto durų sėdėjo girtutėlė moteriškė, laikrodis rodė kiek daugiau nei 11 valandų ryto. Akcijos organizatoriams palikus butą, nuo laiptų pakilusi girta moteris nusvirduliavo link durų, už kurių zujo mažamečiai vaikai. Tačiau pareigūnai ir ugniagesiai vilėsi, kad jų vizitai pas Lentvariškius duos naudos ir tikisi akciją dar pakartoti. Gedas Salyga, L-rytas LT. Nes čia nuo šitovo, kaip čia mažas tarpas, tik jau toks tarpas praėjimas. Čia kas porą mėnesių reikia valyti. Užsikiam činais. Ir tada pro činais nuimu plytas ir pro činais valau. Būna apsisodina, nu tenais kaip tos šakas kemšė eglinės.